Sveiki, aš esu Rugilė, Saulės šeimos psichikos centro medicinos psichologė. Konsultuoju tiek vaikus, tiek paauglius ir jų tėvus, taip pat ir suaugusiuosius. Mano viena iš pagrindinių vertybių, kuria remiuosi darbe, yra gilinimasis į žmogaus būtent individualumą ir unikalumą. Aš galvoju, kad mes visi esame unikalūs tiek jausmuose, kuriuos jaučiame, tiek problemas, kaip mes problemas matome, ką turiu omeny, tai vieni tam tikrą tą pačią problemą gali matyti kaip ypatingai mažą, kitas žmogus tą problemą vertins kaip pačią didžiausią ir svarbiausią jo gyvenimą. Tai būtent toks požiūris į žmogų kaip individualų ir unikalų man darbe labai padeda įsigilinti į patį žmogų ir atrasti būtent jam tinkamus problemos sprendimo būdus arba bent jau problemos palengvinimo būdus. Ir taip pat savo darbe labai stengiuosi sukurti saugią ir pasitikėjimu grįstą aplinką, kurioje žmogus galėtų jaustis galintis atvirai pasakoti apie savo kažkokius sunkius vidinius išgyvenimus, savo išorinės ar vidinės problemas. Ir būtent suprantu, kad kartais gali būti sudėtinga kreiptis pagalbos ir suprantu, koks tai yra drąsus žingsnis. Ir neretai žmonės, kurie susiduria su tam tikromis problemomis ar sunkumais, yra linkę spręsti jas vieni arba kreipiasi į savo artimiausius draugus, žmones, šeimą. Ir nemeluosiu sakydama, kad tai tikrai ne vienam žmogui padeda, tačiau pasitaiko atveju, kuomet to jau yra negana, todėl žmogus kreipiasi į atitinkamus specialistus, kurie jau bendradarbiaudami su pačiu žmogumi bando atrasti pačius tinkamiausius problemų sprendimo būdus. Tai nors ir šis žingsnis, tai yra kreipimosi pagalbos žingsnis, neretai yra gana sudėtingas žengti, tačiau tai yra labai svarbus, norint kuriant tą bendradarbiaujantį santykį su specialistu, norint sukurti tą bendradarbiaujantį santykį, tas žingsnis yra labai svarbus, siekiant padėti sau.